go. Go. Gal reikėjo pirmąją išbandyti ir tada tik registruotis. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Triatlono sezonas pabaigtas, tai reikia prisigalvoti kokių kitų nesąmonių, ką čia daryti. Tai šiandien trečiadienis, šeštadienį jau laukia varžybos Canicross, bėgimo su šuniu, su Liuse. Tai aš su Liuse būsiu komanda ir pirmą kartą taip kartu atstovausim ir bandysim prasibėgti. Šiandien darom pirmą treniruotę. Bandysim per 3 dienas pilnai pasiruošti varžybom ir sekit, kaip mums seksis. Pasiruošiam daiktus, Liusė tempia, nežinia kas bus, tikrai neramu, Liusė jau ten klykauna, Rūta pirmą kartą užsidėjus visus pakinktus, tai irgi bijo, bet matysim, kas čia gausis. Na ir pradėti aš. Nu ir bandyk, sakyk, komanda ir gal ir varys. Puikiai. Go. Bandom kitaip. Aš nueisiu ir pakviesiu jūs. Nu, bandykit bėgti. Bėkit. Neina kol kas. Nu. Gal reikėjo pirmąją išbandyti ir tada tik registruotis į sąrašą. Start ar go? Go. Go. Vis, negalima. Skating. Nu, Liusė nesupranta, kas vyksta. Aš irgi. Važiuojam į kitą vietą. Čia prie Tapelio ežero prisirinko daug žmonių. Šunų. Daug trikdžių, o mum ir be trikdžių niekas nesigauna. Tai bandysim ją įprastesnėje vietoje, kur ramiau, kur vyksta standartinės mūsų treniruotės. Atrodo, visai neblogai sekasi. Greitai Rūta su Liuse dingsta iš mano radaro, nieko nematau, o tas laukimas tai nervina, įdomu, kaip jiem ten sekasi, ar pavyksta bėgti, ar nepavyksta, ar šokinėja Liuse, ar nešokinėja. Labai įdomu ir tikiuosi yra bent koks progresas, labai tikiuosi. Štai parbėga ir jau įsikinkius Liusė tempia ir visai neblogai gaunasi. Šuniukas partempia, viskas bus gerai, wow, kaip fainai. Bandom dar kartą. Visai neblogai gaunasi. Pirma treniruotė baigta. Šiandienai tikrai užteks. Turbūt pavargau psichologiškai labiau nei fiziškai, nes visi tie nesusikalbėjimai, neklausimai ir nesusitarimai komandoje, tai šiandien stipriai man davė per galvą. Liuse, ar būsi kitą kartą geresnė?
Ne. Panašu, kad ne. Visi labai nori valgyti. Nepyk, bet šiandien tik pabėgimo. Pabėgiosi biškį ir gausi 3 kilometriukus prabėg. Gerai? Sutarta? Sutarta. Kelias į varžybas. Oras labai gerai nuteikia. Numeriukas jau atsiimtas. Dalyviai renkasi. Einam ruoštis. Kokie didžiausi iššūkiai manęs laukia bėgant su Liuse? Tai pirmas yra, Liusė yra labai galinga ir stipri. Ir aš bijau, kad ji yra per greita mano bėgimui. Vytautas su Liuse jau yra bėgęs ir Vytautas sunkiai, kaip čia palaiko jos greitį, tai man baisu pagalvoti, kas bus man bėgant su Liuse. Antras dalykas, ko aš bijau, tai kad Liusei nepakaks ištvermės tempti mane 3 su trupučiu kilometrų varžybose. Ištvermiai tikrai su ja daug nedirbom, tai turbūt ji turi daugiau greičio, o aš turiu daugiau ištvermės. Ir žiūrėsim, kaip tokia skirtinga komanda gali kartu parodyti rezultatą. Pamatė kitus šunis, bėgančius viskas, akys tik tai išspindi. Labai nori, taip mažytė. Pažįstamas šuniukas jau. Sėdėt. Žalma. 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Rūta. Ir šunį irgi prie linijos, kartu su šuniu prie linijos. Pusę minutės. O čia tai užsidėgymas. Čia tai. 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Startas, kaip matėt, daug žadantis, Liusė labai energinga, labai užsivedus. Dabar, manau, tik tai vienintelis klausimas, ar užteks ištvermės ar neužteks. Bėga turiu moteris ir Rūta. Atlekia. O jau Liusytė. Liusė, ateik, ateik. Kaip sekėsi? Nepatempėjęs greičio. Va. Liusė, judam. Einam. Einam. Keli dalykai blogai. Posūkiai visi. Jinai šoka per juostą vieną. Ir kai mus lenkia, labai blogai, aš turėjau stabdyti, ją laikyti, nes jinai labai norėjo. Atsiprašau dėl lenkimo. Bandžiau, kiek pavyko. Einam. Šiaip jinai moka išsikrauti. Žinok, tikrai pajaučiau po kokio 1,5 kilo ar 2, jinai gali lėkti, o aš neturiu jėgų tiek. Tikrai, čia turiu treniruotis tokiais greičiais bėgti. Bus labai įdomu pamatyti, koks jūsų peisas buvo. Kaip kalnai buvo sunkus?
su Liuse Dunė, jinai tempia. Buvo biškis sulėtinami vieną pradžią. Liuse einam. Cirma Armanaitė, atsiprašau. Ir pirmoji vieta Remarkytė. Viskas dabar. Va, gavo Liuse dovanų, kvepia. Ai, kaip kvepia. Laimingi važiuojam namo. Iš tikrųjų, kiek bijojau prieš tai ir dabar galvoju, tikrai viskas labai gerai pavyko. Apart kažkokių kelių smulkių niuansų, bet labai patenkinta. Net nustebau bėgdama, kiek Liusė stipri ir kiek ji turi jėgos mane tempti. Kaip aš galvoju, kad galbūt aš esu ištvermingesnė iš mūsų komandos, tai visgi turbūt Liusė yra ištvermingesnė ir žymiai greitesnė. Bėgot abidvi, išsikrovė pilnai. Jau gale vos Atidirbot varžybas kaip jau. Vos datempėm iki finišo, iš tikrųjų startas aišku žymiai greitesnis, adrenalino labai daug, jau gale sėdom, bet ko norėt su tiek treniruočių, kiek mes padarėm, tai galvoju labai puikiai, sakyčiau, Debiutas vykęs ir norisi neapleisti ir tikrai pabėgioti su šunim, nes matant Liusės užsidegimą ir tokį didžiulį norą bėgti, wow, iš tikrųjų gaila sportuoti tada tik savo ir tik savo dalykus, nes turim sportinį šunį, kuris žiauriai turi daug adrenalino ir norą bėgti. Po finišo jau išsikrovus visi guli, ten šliaužioja, alsuoja ir paskui pamatė bėgantį kitą šuniuką. Iš karto, kaip stoja piestų, vėl tempia, aš ten jau vos laikau, tai irgi labai juokingai. Bet noro tai pas ją labai daug. Azartas didelis. Labai daug ir norisi jai leisti patirti daugiau to, ką mes patys dažniau patiriam, o Liusė tikrai mažiau gauna.